Sveiki, smagu, kad įsijungėte. Paskutinė prezentacijos skaidrė su užrašu "Ačiū už dėmesį" yra įprastas prezentacijų elementas, tačiau jis yra blogas pasirinkimas dėl 5 priežasčių. Pirmoji blogybė yra tokia – nuspėjamumas. Ši frazė yra tokia dažna, kad automatiškai suvokiama kaip banali ir be polėkio. Antroji blogybė – praleista proga užbaigti stipriai. Paskutinė prezentacijos skaidrė yra paskutinė galimybė padaryti stiprų įspūdį. Užrašas ekrane "Ačiū už dėmesį" nebus prisimintas kaip kas nors įspūdingo. Trečioji blogybė – jokio išskirtinumo. Standartinis užrašas "Ačiū už dėmesį" neatspindi pranešėjo asmenybės ar temos unikalumo. Tai nesuteikia galimybės išsiskirti iš kitų prezentacijų. Ketvirtoji blogybė – monologas neįtraukiantis publikos. Skaidrėje užrašytas tekstas "Ačiū už dėmesį" nesuteikia jokios erdvės pranešėjo ir auditorijos dialogui ar klausimams. Penktoji blogybė – nuvilia auditoriją. Netgi po įtraukiančios prezentacijos tokia įprasta atsisveikinimo frazė gali nuvilti auditoriją. Jiems gali atrodyti, kad prezentacija baigėsi staiga, nepateikus stipraus paskutinio akordo. Vietoj užrašo "Ačiū už dėmesį" rinkite stipresnę pabaigos skaidrę, pavyzdžiui. Apibendrinkite svarbiausius dalykus, pateikite aiškią žinutę, pasakykite, kokie artimiausi žingsniai. Kūrybiškesnė ir veiksmingesnė prezentacijos pabaiga galėtų būti įkvepianti citata, provokuojantis klausimas, išvados arba raginimas veikti. Ir paskutinis dalykas, jūs ką tik peržiūrėjote vaizdo įrašą, kuriam tekstą parašė dirbtinis intelektas, o patį vaizdo įrašą sukūrė prezentacijų prodiuseris Artūras Laskauskas, panaudodamas dar 3 dirbtinio intelekto programas. Tai, ką dabar matėte savo ekrane, nebuvo reali moteris. Tokia moteris neegzistuoja. Tai dirbtinio intelekto sukurtas virtualus herojus, kuris moka kalbėti ir lietuviškai. Tai įmanoma pritaikyti ir prezentacijoms.